Ir atėjo trečiasis išbandymas. Palauk. Linas. Įmamas, ar įvardintas pensas. Pensas. Reikia nulūpti dabar skūrą. Gerai. Bus biškai pigiau. Tai yra, bus, reiškia, lengviau ateityje. O su dantim nebūtų lengviau? Būtų. Va, labai sparčiai su dantim vyksta darbas. Nu, ir žiūrim, kaip dabar čia seksis. Ir bus kai ta pabutė su savo... Nepavyksta. Gerai, vienok, aš vieną metodą esu girdėjęs, gerą. Įmam skalperį. Prašau, kaip tavo būtė paršą sugremti. Tą patį prisiminiau. Ir liesis, ar kuris ten valgė. Ne, valgė, aš sakė valgė, man atrodo. Va, nu visai pavyksta. Prašom. O galim su karbai, su šypuota, kaip jūklas gausis. Ar tu jau nekakis pabandytum, tu pats kas ten darosi. Gerai, jama. Pjūkla. Žodžiu, šilas apjęsys iki ryto 10. Einam pamiegot mes. Aš nežinau, kaip parodė. Jūs kažkaip turit pablotą. Taip, sveiki. Nuo šiol, ne, kaip tam. Jums pabodo atšipę peiliai. Jums pabodo tai, kad jūs negalite atsipjauti savo agurko. Ir jisai jums kenkia jūsų gyvybei. Gali įdurti, taip. Dėl to, Taip. nuo šiol viskas keičiasi ir mes turime naujausią pasiūlymą. Tik už 99 ir 99 jūs galite įsigyti naujausią įrankį, universalų tinkantį visiems gyvenimo atveju. Taip. Rodom. Su juo atpjausite lengvai agurkelį gabaliuku. Jūs drąsiai galite papjaustyti ir pomidorėlį taip pat. Dešrytę galima visą laiką nuknaibyti taip pat. Štai, 1, 2, tik lengvų rankos judesiu. Štai. Taip. Ir jis visai nekenksmingas niekams jokiai sveikatai. Taip, saugus labai. Va, galima jį ir taip padaryti, ir šitai. Ir jis kompaktiškas, neužima daug vietos. Taip. Muitiniai praleis. Jį gali laižyti, jis netoks aštrus ir neįsipjausi. Gal galima jo nusiskusti dar? Taip! Visada jį galėsite panaudoti ir vonėje. Tik už 99 ir 99. Bet jei mes perkame jį, ką dar gauname priedo gal kam? Jūs visą laiką gaunate maišą jam įsidėti elegantišką į krepšelį, į spintą. Jisai neužima visiškai vietos. Žiūrovai. Taigi, nepirkite šitų daiktų. Jūs nepagalvokite, kad jį galima nukirpti nuo Red Bullio. Ne. Čia yra padėlkė. Iš tikrųjų, tikrai originalų peilį gausite tik pas mus. Paskambinkite telefonu. Paskambinkite telefonu. 233-332. Ir mes su maišeliu atsiųsim. Ir tik už 99 ir 99. Ko? Skambinkit. Ko? Ko? Užsisakėm. Dabar apie 12 valandą nakties. Ну да, но это все равно дешевле по 30 там. Ir travelys suka dėlą. Бизнес. Ты невers, нematysi. Да, давай ты вводи мой номер, мы созвонимся. Все равно встретимся когда-нибудь. Завтра или там послезавтра.